Sveiki visi. Turime ketvirtadienį, 4 valandą tradiciškai popiet, 206 apžvalga iš eilės ir turime e, 6 mėnesio, birželio 6 dieną. Tai daug skaičių vienoje eilėje. A, Apžvelgsime, kas vyksta pasaulyje. Naujiena turbūt viena pati stipriausia yra, ties kuria susikoncentruosime. Na ir apžvalgą vedu aš, Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtros vadovas. E, Visų pirma, finansų rinkose vėl yra ramuma. VIX indeksas nusileido iki 12,7 punkto. Indeksas S&P 500 pakilo į absoliučius rekordinius aukštumas ir toliau didina mūsų finansinės grąžas iš investicinių fondų. Tas yra labai 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 svarbu. Iš kitos pusės pati svarbiausia šios dienos žinutė, kurios laukiau iki pat turbūt pusvalandžių likus iki šio seminaro, tai ką nuspręs Europos centrinis bankas. Tai po ilgos pertraukos, praktiškai nuo 22 metų buvo didinamos palūkanos, pastoviai spaudžiama mumis su aukštesnėmis palūkanomis. Mes gavome tam tikrą atsipalaidavimą, buvo žengtas pirmas žingsnis, kurio nematėme nuo 23 metų, nes 23 metais buvo didinamos palūkanos dar kartą. Pirmas žingsnis tai yra sumažintas palūkanos 0,25% iki 4,25%. Ir kalbama apie tai iš ECB, sakykime, lūpų, kad palūkanos dar šiais metais gali mažėti apie 0,5% punkto, tai yra dar 2 mažinimai gali būti. Ir tai žmonės turėtų pajusti. Tai iš tiesų priklausomai nuo to, kaip yra peržiūrimas būsto paskolos, kada ėmėte būsto paskolą, visą tai įtakos, kaip mažės jūsų palūkanos. Dabar tas 0,25, kiek jisai yra svarbus. Vidutinė paskola nekilnojamo turto Lietuvoje yra apie 100 000. Tai tas 0,25 sumažėjimas, aišku, jau Euriborė jau jisai yra įskaičiuotas, jisai mažėja, bet 0,25 sumažėjimas jisai duoda maždaug apie 250 eurų per metus arba, grubiai sakant, 20 eurų per mėnesį. Tai va toks sutaupimas, šito sprendimo. Kitas dalykas, tendencija yra labai svarbi. Jeigu vis tik dar bus žengiama dar 2 žingsniai šiais metais, tokie kaip ir numatyti, tai įmokos taip pat už būsto paskolas mažės, žmonės turės daugiau pinigų. Verta pabrėžti, kad šiais metais Lietuva bus tarp top 1 arba top 2 pagal ekonominį augimą. Verta pastebėti, kad Lietuva bus eurozonoje top 1 greičiausiai pagal infliacijos mažumą. Ir lygiai grečiai mažės įmokos už nekilnojamą turto paskolas ir mes galėsime džiaugtis vis daugiau pinigų liekančių mūsų kišenėje. Tai labai labai superinė naujiena. Kitas dalykas, kas liečia verslus. Verslai, kurie ieško kapitalo, jiems bus lengviau surasti kapitalą, jisai kainuos pigiau. Tai dar vienas pliusas. Trečias pliusas, jeigu kalbame apie sakykime, investicinę aplinką, tai labai svarbu, kad mažėjant palūkanom galime aiškiai kalbėti apie tai, kad mažėja rizika, verslo rizika, nes mažėja kaštai. Mažėjant kaštams arba pinigų kainai, jeigu mes vertinam verslus, kiek jie kainuoja, tai verslų kainos didėja. Ir čia yra labai svarbus momentas. Tai yra verslų kainos bus didesnės po šio sprendimo. Nes kiekvienam diskontuotų pinigų srautų metode, jeigu tokį naudojate arba apie jį žinote, iš tiesų yra kalbama labai paprastai. Jeigu nerizikinga pelno norma mažėja, verslų kainos didėja. Tai labai džiugi naujiena ir labai įdomu stebėti tai, kad Europos Sąjunga ima tam tikrą lyderystę tarp centrinių bankų, nes visą laiką Europa vilkdavosi paskui Jungtinės Amerikos valstijas. Ir tie sprendimai būdavo, kad JAV Fedas visų pirmas priima sprendimą mažinti, didinti palūkanas, ECB vėluoja maždaug 6-8 mėnesius ir po to priima tokį pat sprendimą. Tai šiandien dienai ECB priima pirmesnis už Fedą. Tai yra išskirtinumas. O kadangi mes esame
bet euro zonos nariai, mums tai tiesiogiai neįtakoja. Kitas dalykas, ilgesnė istorija, aš čia paėmiau visą euro istoriją, kiek jinai egzistuoja, tai ir EQ, ir popierinis euras atsiradęs. Mes trečią kartą šturmuojam 4 procentų palūkanas Europos centrinio banko. Pirmas šuolis buvo po 99 metų krizės, paskui antras šuolis buvo žemyn po 2009 metų krizės. Na ir dabar judame žemyn po įvairių krizių. Tai buvo ir pandemija, tai buvo ir kaip pasakyti, ir karo situacija, bet situacija yra visiškai skirtinga. Tai jeigu 2000 metais mes kalbame apie tai, kad ten buvo ekonominė krizė, susitraukimas ir palūkanos buvo mažinamos tam, kad skatinti ekonomiką. 2009 metais įvažiavus į krizę po Lehman Brothers kritimo buvo mažinamos palūkanos, kad skatinti ekonomiką. Buvo nueita iki nulinių palūkanų, arba kitaip sakant, netgi neigiamų. Tai šį kartą palūkanos yra mažinamos kitų aspektų, tai yra jos mažinamos tam, kad nebekenkti ekonomikai arba jos nebestabdyti. Tai vienas dalykas, augimas buvo beprecedentis ir čia yra labai daug kritikos Europos centriniam bankui, kad jisai ėmėsi tų palūkanų didinimo, bandydamas suvaldyti infliaciją, kuri atėjo iš to, kad rusai pradėjo karą, ekonominį karą prieš Europą, energetinį karą. Ir čia klausimas, ar jie buvo teisūs kelti palūkanas, mažinti infliaciją tuo laiko periodu ir dabar nuo to yra atsitraukiama. Tai bet kokiu atveju situacija yra daug geresnė negu buvo 2009, negu buvo 2000 metais, 2001 metais, kai palūkanos buvo mažinamos. Čia yra labai esminis skirtumas nuo prieš tai buvusių 2 kartų. Tas trečias kartas yra visiškai kitoks. Ir gali būti, kad šis palūkanų mažinimas, jisai iš tiesų paskatins ekonominį augimą, tuo labiau, kad ekonomikos situacija atrodo gerėjanti. Tai yra, prieš tai kalbėjome daug savaičių apie įvairius rodiklius ir tie rodikliai yra geri. Kas dar? Euro kursas. Euro kursas sustiprėjo. Mums šiuo atveju, kaip eksportuojančiai šaliai į Europą, mums visiškai vienodai euro kursas, nes mes gauname pajamas eurais. Bet iš kitos pusės mums yra patogu, nes žaliavos yra perkamos doleriais, už eurus mes gaunam daugiau dolerių ir galim nusipirkti daugiau žaliavų. Tai čia yra vėlgi teigiamas impulsas. Po ECB sprendimo gavome teigiamą svyravimą. Nafta šią savaitę padarė labai gerą grąžą. Man atrodo, prieš kelias savaitės buvo klausimas, kaip galvojate, ar kils ar kris nafta. Tai aš sakiau, kad matau daugiau šansų, kad jinai kris, ir jinai krito stipriai, judėjo beveik link $75 už barelį. Pagrindinė priežastis buvo OPECO susirinkimas. OPECas susirinko ir nusprendė, kad nemažins gavybos, išlaikys apribojimus, bet atskiroms valstybėms leis savo nuožiūrą, sakykime, padidinti gavybą, jeigu jos to nori. Ir tai lėmė, kad nafta pigo žemiau $80. S&P 500, kaip ir minėjau, pakilo į rekordinės aukštumas, niekada nebuvo taip aukštai. 5353 punktai. Ir panašu į tai, kad rinkos toliau juda į priekį. Pagrindinis driveris arba pagrindinė priežastis yra ta, kad įmonių rezultatai yra geri. Na ir laukiama palūkanų sumažinimo. Na, vario kaina stabilizavosi per savaitę, kritimas apslopo, šiek tiek buvo atsispirta nuo $4,5 už svarą. Kinų aktyvumas neišlieka kažkoks labai didelis, bet situacija yra tikrai nebloga. Na ir aukso kaina stabilizavosi, kažkokių reikšmingų pokyčių nebuvo. Tai tiek, kas liečia rinkas, dabar apie mūsų fondus. Tai žemos rizikos fondai toliau veržiasi į priekį, praktiškai vidurkis yra 7 procentai grąžos žemos rizikoje. Vidutinėje rizikoje visi fondai virš 10% per paskutinius 12 mėnesių. Lyderis yra C Quadrat Arts
Global Aimi fondas, kur 13,5%. Na ir rizikingiausi fondai, pajamingumai šią savaitę reikšmingai sumažėjo, nors rinkos judėjo į priekį. Skirtumas tas, kad per 12 mėnesių grąžos sumažėjo dėl to, kad keičiasi palyginamoji bazė. Tai mes dabar valgome praėjusių metų pelno uodegą. Jinai pradeda storėti, dėl to pajamingumai per 12 mėnesių pradeda mažėti. Ir tas procesas jisai turėtų būti ir antroje metų pusėje. Tiesiog bet kokiu atveju rezultatai yra daugiau mažiau įspūdingi, sakyčiau. Na, sekantį kartą susitiksime jau birželio 13 dieną, birželio vidurys bus 16 valanda, tradiciškai 207 em, em, 207 paskaita.